Labas rytas. Šiandieną šiaip retokai bevalgau tokius pusryčius, nes kaip esu minėjęs kažkuriam video, mėgstu labai kiaušinius, tai stengiuosi, kad būtų kiaušinis arba varškė, tai pakalbėsim apie saldarūriškumą, jeigu taip galima pasakyti. Paprasčiausiai labai greiti pusryčiai, jeigu tu nori kažko saldžiai, vėliau gal apie užkandžius pakalbėsiu ir yra alternatyvų, kur saldžiai ir pakankamai, sakykime, sveikai. Tai va, kad nereiktų bandelių valgyti su ten kremais baisiausiais ar panašiai. Pusryčiam gal mažai kas valgot, bet čia kaip pusryčių vienas variantas. Tai jau turiu pasiruošęs savo dubenį, kuriame yra vienas bananas, geras šaukštas riešutų sviesto, tikro riešutų sviesto, ir turiu pasiruošęs dar šitą visą, ant ko tepsiu, tai 4 trapučiai ir visa kita. Viską pasisvėriau, tai čia, kad jums pakalbėtim, kaip sakom, mėgstu apie kalorijas sakyti, tai vienas bananas čia yra apie 110 gramų šitas bananas, turbūt koks bananas tai kaip sveria, tai čia apie 100 kalorijų. Po to riešutų sviestas, tai čia 40 gramų gavos, toks geras šaukštas jau. Tas 40 gramų, tai kadangi jo kaloringumas yra apie 600 kalorijų, 601 kažkas tokio, tai 240 kalorijų. Tai ir kava, 4 trapučiai, kiek čia, apie 30 gramų svėrė, tai 130 gramų. Trapučiai kaloringi, žinokit, jeigu žiūrint į 100 gramų kalorijų vertę, tai 385 kalorijos, bet jie labai lengvai. Taip kad. Tai va, 30 gramų, 4 trapučiai, taipogi apie 110 kažkokios kalorijų. Tai va, ir paskaičiuoti, jeigu 110, 240, 100, tai va, apie 450 kalorijų gausis visas pusrytis mano. Tai va, visą šitą reikalą dabar bananą susitrinam su riešutų sviestu. Kam nepatinka bananai, obuolį dėkit. Obuolys irgi gerai. Ir susitrinam visą tą masę, tokią pasidarom. Riešutų sviestą naudoju natūralų. Tikrą, ne tą Nutella, ne Nutella. Nors Nutella čia ne riešutų sviestas. Suprantate apie ką. Tai va, susitryniau viską su bananu ir va gavos tokia masė, kuri tepasi. Imi traputį, opa, riebiai ant trapučio. Ir viskas. Ir skanauji. Žinokit, skanu, saldu ir gauni iš tikrųjų ir sveika. Riešutų sviestas, tai geri riebalai, yra ir baltymų, tarp kitko yra. Klausimas čia yra baltymų. Mėgstu pasitikrinti. Taigi žinoma, kad 100 gramų riešutų sviesto yra 28 gramai baltymų. Ir skaidulų, ir angliavandenių, ir saldu. Ir labai faina. Skanu. Ir negalvok, čia atrodo nedidelis kiekis, bet tikrai pasotina.
kaip pusryčiam, tai tikrai pasotina. Drąsiai užtenka. Tai va. Jeigu kalbant su bananu, ką galima, aš visur kišu bananą. Kur saldu, man ten bananas ir bananų gal kada parodysiu, kaip bananų pyragą išsikepti, va tokį skanų. Tai taipogi galima su varškė. Varškė, bananiukas, sumaišai, tie patys trapučiai, suvalgai, va, liuksinis variantas, saldus variantai ir taip toliau. Taipogi dar gali būti ir užkandukai, apie kurios ir pakalbėsiu po pauzelės gal. O dabar einu valgyti savo pusrytuko. Gerų pusryčių. Šiaip kalbant apie saldarūriškumą, dar tai labai geras dalykas toks yra kaip užkandžiai, kur tu gali taipogi savo saldumo norą patenkinti. Tai aš realiai, jeigu žiūrint į meniu, vieną turiu pavyzdį, kurį iš kelių planų, kur, sakykime, užkandžiai būdavo labai puikiai, gali pasirinkti ir saldų, ir nesaldų. Tai vienas iš tų vaisiai man tinka kaip saldu ir aišku, aš ir dabar, ir tada pastebėjau, ir dabar žiūriu, kad man neviršytų apie 200 kalorijų, kad vienas užkandis būtų. Tai pasisveri, sakykime, 300 gramų meliono apytiksliai, netgi atsivertęs galiu pasakyti. Kas čia, datulės 6 su anakardžiais, 20 vienetų. Tokie užkandukai, tu gali pasirinkti jos saldžius ir tai aš kaip ir pavyzdį turiu, yra toksai riešutų batonėlis su juodu šokoladu ir jūros druska. Jisai yra žiauriai skanus. Žiauriai. Šitas yra žiauriai skanus ir saldus. Ir čia šitam yra 209 kalorijos. Nu tai man atitinka. Moterims gal ten truputį mažesnis kaloringumas, bet taipogi gali surasti tokių variantų, kur iki 200 kalorijų, kur tikrai saldu ir visa kita. Tas pats juodas šokoladas irgi, žinoma, turi sekti tas kalorijas, ten nereikia kalkuliuoti, skaičiuoti. Paprasčiausiai, iš pradžių gal ir reikia, aš nežinau, aš per tą visą laiką man pačiam pradėjo patikti žiūrėti ir stebėti tas visas kalorijas, sudėtį, naudingumą, maistinę vertę stebėti. Ir man gaunas natūraliai, kažkaip jau tam pasąmoningam lygmenį, jeigu taip galima išsireikšti. Aš žinau, kiek man reikia to, aš žinau, kiek sauja sveria riešutų, ar aš žinau, kiek man reikia į tą indą įsidėti ir esu bandęs įsidedu ir pasidedu ant svarstyklių. Ir ten atitinka plius minus viskas. Man jau viskas įaugo į kraują ir tai gaunasi natūralūs įpročiai susiformavę, kur visiškai nieko nesikankinu. Tai o anksčiau būdavo, kad aš galiu paprasčiausiai, apsirijimas žiaurus būdavo, tai galėdavau nusipirkti 2 plyteles šokolado ir jas kaip bulves į save sukišt. Bet čia kiti dalykai. Jau yra. Ir plius dar vieną, ką pastebėjau, kad kada yra subalansuota mityba, laikui bėgant pranyksta tie tokie norai, dabar noriu ir saujom varyti save. Jie pranyksta. Ir būna užeina, nori kažką saldžiai, bam, yra.
arba kaip pusryčiai, kur gali pasidaryti greitai, saldžiai ir skaniai. Tai čia visgi dar ir psichologinių daug dalykų yra tame apsirijime, kad noriu ir varau į save tiek, kad tai va. O ką? O jeigu jau visiškai blogai, ką žinau, suvalgyk tą šokolado gabalą, suvalgyk, ir viskas, pasitenkink. Bet nepamiršk, kad tu stovi kely, jeigu tu jau esi kely. Nepamiršk, kad tu jame stovi ir tu turi eiti toliau. Suvalgyk tą šokoladą, jeigu jis ten tau tiesiog trukdo gyventi. Suvalgai ir eini toliau, viskas, pamiršti. Tai va, toks trumpas su pusrytukais ir su mažom alternatyvom, ką aš naudoju. Ačiū, kad žiūrėjot. Jau 30, kiek 3 turbūt prenumeratoriai. Tai va, ačiū Jums labai, like, subscribe, parašykit komentarą. Jūsų atgalinis atsakas man labai svarbus. Ir šitą video rašau dėl to, kad gavau vieną komentarą būtent su klausimu dėl saldumo. Tai va, ačiū Jums labai.